Sveiki, čia tinklalaidė Šabo mintys, aš Mindaugas Pikūnas ir šioje tinklalaidėje noriu pasidalinti psalmę, kuri man yra ypatingai artima. Galbūt ateinančiose tinklalaidėse pasidalinsiu savo mintimis ir apie kitas psalmes, bet šiandien noriu dėmesį sutelkti į 121 psalmę, kurią mes randame Biblijoje. Iš tikrųjų, psalmių skaityti laisvalaikiu nemėgstu, man labiau patinka istorijos, palyginimai Jėzaus ar pranašystės, kur galima pasigilinti. Man atrodo, kad psalmėse yra per daug emocijų, per daug tokių vaizdinių, kurie atitrūkia nuo mano realybės. Bet čia aš toksai. Tačiau pastebėjau, kad man psalmės ypatingai tampa aktualios, kai išgyvenu sunkmetį ir jos atrodytų įdeda žodžius į mano lūpas, jos kalba tai, ką aš jaučiu ir taip, kaip psalmės man būna, pavadinkime taip, neaktualios, kai viskas klostosi geriau, viskas klostosi gerai, jos tampa nepalyginamai aktualesnės arba ypatingai aktualios ir prasmingos ir naudingos, kai susiduriu su išbandymais. Ir mūsų gyvenime taip ir būna, ar ne? Mes galime sakyti, yra tokie, būna pakilimai, būna nusileidimai, būna lyg kokiu greitkeliu mes važiuojam ir viskas klostosi puikiai. Automobilis tvarkingas, su žmonėmis galima bendrauti, neduok Dieve, mes dar leidžiame savo į telefoną pasižiūrėti, gal užsidedam, kad galėtume klausytis kažko tai, ar tai būtų podcastai, šventas laikas tinklalaidė, ar tai būtų telefoniniai pokalbiai, mes mėgaujamės gamtovaizdžiu, kurį matome, horizontas platus, bet kai gyvenimas pasisuka, kai kelias tampa vingiuotas ir tas gyvenimas pasisuka būtent tą linkmę, tada mūsų regos laukas susiaurėja. Tada mes jau nebeįsitraukiame į papildomus ir pašalinius pokalbius, tada mums jau greitis automobilio tampa ypatingai svarbus, mes tampame ypatingai atidus ir visus trukdžius, kiek tai įmanoma, pašaliname iš savo gyvenimo. Ir nebegalime gyventi taip, kaip gyvename tame greitkelyje, kuris tiesiog nieko blogo mums nežadėjo. O čia dabar, kada kelias vingiuotas, mums reikia ypatingai susikaupti ir ypatingai būti atidiems. Ir iš tikrųjų mes savo gyvenime norėtume, kad visą laiką taip ir būtų, ar ne? Kad viskas būtų lygu, nebūtų jokių akmenėlių, nebūtų jokių vingių, nebūtų jokių žvyrkelių mūsų kelyje. Ir kai gyvenimas klostosi gerai, tai viskas yra gerai. Bet iš tikrųjų mes dažniausiai sutrinkame, kai gyvenimas pasisuka mums netinkama arba nemalone vaga. Ir kai gyvenimas tampa ne tik tais, kai nelaimės ta nuojauta, ne tik tais tampa kažkieno kitų žmonių pasakojimai, bet tai tampa mūsų pačių realybė. Kai mes pradedame nerimauti dėl skambučių, mes pradedame šokinėti, išgirdę mažiausią skrebenimą kažkur tai mūsų aplinkoje, tada iš tikrųjų tas galvoje ima kilti visokios mintis ir mūsų akys, ir mūsų širdis natūraliai ieško būdų, kaip mes galėtume iš tos situacijos išvažiuoti, ieškome kokių būdų, kaip galėtume grįžti į tą gerą, saugų greitkelį, kur gali važiuoti ir per daug nesusimastyti apie savo gyvenimą. Iš tikrųjų, niekas nesupras 121 psalmės, gerai, niekas, tai kodėl aš taip sakau, bet aš galbūt, kad tiems, kas neišgyvena tokių sunkmečių, 121 psalmė gali būti suprantama, taip intelektualiai. Jo, čia teisingai, kažkokį formuoja pasaulėžiūrą, pasaulėvaizdį. Bet iš tikrųjų šita psalmė labai aktuali ir prabyla labai aktualiai tiems, kas išgyvena sunkmetį, kas išgyvena netikrumą, kieno gyvenimas pasisuka į visokius aplinkelius, į visokius nepravažiuojamus kelius. Ir iš tikrųjų mokslininkai ir sako, specialistai, psichologai, kad vis daugiau tų žmonių atsiranda. Mes vis labiau ir labiau esame linkę nerimauti,
dėl dalykų mūsų gyvenime, jau nekalbant apie tai, kad žmonės pergyvena dėl karo, kaip čia bus. Politinės situacijos tampa nebestabilios. Tai, kas anksčiau atrodė nesikeis niekada, kaip koks greitkelis. Važiavom ir važiuosim, horizontas platus ir viskas labai aišku. O dabar mes nematome, atrodo, posūkis ant posūkio ir nežinome, kas bus už kito posūkio. Taigi šita 121 psalmė iš tikrųjų labai aktuali tiems iš mūsų, kas susidurime su iššūkiais savo gyvenime. Ir nesvarbu, kokie jie. Galbūt iššūkiai, žinai, vaikai išvažiuoja į mokytis ir jūs nerimaujat, kaip jiems seksis. Galbūt jūs iš gydytojo išgirdot kažkokią tai žinią ir nežinot, kaip dabar bus. Ką dabar su tuo daryti. Kaip priimti tą naują realybę. Galbūt, nežinau, jūs pradėjote naują projektą ir čia va, nauja kelionė ir kaip čia dabar viskas bus, kaip čia viskas susiklostysis. Galbūt jūs atsikėlėte ryte ir nusprendėte paskambinti asmeniniam konsultantui, o gal poros konsultantui ir čia prasidės kelionė. Ir šita mūsų gyvenimas yra kelionė, kaip gyvenimas, bet tame gyvenime mes matome, kad yra ir daug kitų kelionių, mažyčių projektai, projektėliai, gyvenimo kažkokie tai etapai. Ir ši psalmė iš tikrųjų buvo giedama einant kelionėje. Einant iš savo namų į Jeruzalę. Jinai vadinama pakopų psalmė, jinai būdavo piligrimų giedama arba sakoma jiems einant į šventyklą. 122 psalmė buvo giedama, kada į šventyklą tu jau ateini. O čia tu esi kelionėje iš namų į šventyklą. Ir, kaip sakau, toje kelionėje gali nutikti visko. Mes dabar taip apie tai nesusimastome, ar ne? Mūsų kelionės pakankamai saugios. Pakankamai. Visą laiką yra kažkoks tai procentas, ar ne? Jeigu automobilis techniškai tvarkingas, jeigu oro sąlygos yra geros, jeigu pinigų yra, mes net nesusimastom, keliai pakankamai geri, degalinių užtektinai, maisto nusipirkt vietų irgi yra begalės. Ir mes net nesusimastome, kad anksčiau žmonėms kelionės būdavo didesnis iššūkis. Ir ne tik tais dėl to, kad ten nebūdavo tokių kelių kaip dabar, kokius mes turime. Neturėdavo žmonės tokių transporto priemonių, kurias mes dabar turime. Bet iš tikrųjų kelionės būdavo ir pakankamai nesaugios. Būdavo visokių plėšikų, kurie pabėgia iš namų arba pabėgia nuo teisingumo, kur nors slapstosi. Ir tu negali žinoti, vienam keliauti yra pakankamai pavojinga, reikėdavo derintis su kuo keliauti ir iš tikrųjų ginklą turėdavai galbūt netgi su savimi turėti, kad galėtum apsaugoti save ir savo artimuosius. Ir šita psalmė yra rašoma tokiame kontekste. Žmonės keliauja ir tos kelionės nėra tokios saugios, kaip gali pasirodyti mums, kurie gyvename, plius minus, gerai. Taip pasakykime, trumpai ir aiškiai. Mes gyvename pakankamai gerai. Ir aš kažkaip tai galvodamas apie šitą psalmę prisiminiau Hobitą, kurį parašė Tolkienas, knyga, kūrinys, galbūt daugelis iš jūsų esate ir skaitę. Ir toje knygoje, ta knyga prasideda tuo, kad burtininkas Gandalfas ateina pas Hobitą, taip vadinosi Viduržemio vieni iš gyventojų, ir konkrečiai ateina pas Hobitą vardu Bilbas. Ir kviečia jį eiti į kelionę. Nepasakosiu, kokia tai kelionė, bet pagrindinis klausimas, kurį Bilbas paklausė Gandalfo, ar gali pažadėti, kad grįšiu namo saugus. Ir šis klausimas yra labai aktualus, ypatingai kontekste šito kūrinio, nes hobitai buvo ypatingi namisėdos. Jie nenorėdavo nieko nenuspėjamo, nenorėdavo, kad kas nors sutrukdytų jų kasdienį valgį namuose, kurių būdavo ne vienas. Ir čia jis užduoda pagrindinį klausimą, ar tu gali pažadėti, kad aš grįšiu namo saugus. Ir Gandalfas atsako, ne. Bet jei grįši, tu jau nebūsi toks kaip anksčiau. Mes žinome, kad Tolkienas, kuris parašė ir Žiedų valdovą, kad jisai buvo krikščionis. Ir manau, kad jisai vysto šitą kelionės aspektą savo kūrinyje neatsitiktinai. Gyvenimas iš tikrųjų yra kelionė. Ir kiekvienas, kuris nors kiek yra pakeliavęs arba nors kiek pažįsta šį gyvenimą, kuriame mes gyvename,
šitoje nuodėmingoje žemėje žino, kad ta kelionė nebūtinai yra saugi. Kad nėra jokių garantijų, kad viskas bus taip, kaip tu nori. Aš išėjau, grįžau, viskas labai gerai, viskas yra labai sunku, viskas yra labai saugu. Ir Gandalfas nepalaiko Hobito Bilbo nuo tokio iliuzijai. Ne, viskas čia bus saugu, viskas čia bus labai gerai. Jisai sako, kad ne, kelionė nėra saugi, bet jinai yra transformatyvi, jinai gali tave pakeisti, jinai gali būti gyvenimą keičianti. Ir šį motyvą noriu atnešti, jeigu taip galima pasakyti, į 121 psalmę, arba šis 121 psalmės motyvas sužadina mintis būtent apie tai, apie kelionę ir apie tai, kad ta kelionė nėra saugi, o mūsų pagrindinis poreikis yra saugumo. Mes norime, kad jinai būtų saugi ta kelionė. Taigi 121 psalmė, leiskite man ją jums paskaityti. Keliuokis į kalnus, iš kur ateis man pagalba. Pagalba man ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Tavo kojai suklupti jis neleis, tas, kuris tave globoja, budi. Štai Izraelio globėjas nei snaudžia, nei miega. Viešpats tave saugo, tavo dešinėje Viešpats yra tavo užuovėje. Dieną saulė tavęs neužgaus, nei mėnulis naktį. Viešpats saugos tave nuo visko, kas pikta, jis saugos tavo gyvastį. Viešpats saugos tave išeinantį ir grįžtantį, dabar ir amžinai. Ši psalmė prasideda pirmuoju asmeniu. Čia atrodo, lyg pats autorius kalba apie save, pats savęs klausia ir savo atsako. Keliuokis į kalnus, iš kur ateis man pagalba. Ir aš žinau šį jausmą, kai tu žvelgi į kalnus, galvodamas, iš kur man ateis pagalba. Ir ne tai, kad ten tik jausmas šiaip sėdi, guli, galvoju, iš kur man šiandien ateis pagalba. Čia ne apie tokį, čia ne laisvalaikio užsiėmimas. Aš puikiai žinau tą jausmą, kada tau reikia pagalbos desperatiškai ir tavo akys visur žiūri, kur tik tai įmanoma, ieškodamas nors mažiausios užuominos apie tą pas tave ateinančią, pas tave skubančią pagalbą. Ir prieš daugiau nei savaitę, prieš savaitę, pamenat, Ukrainos prezidentas susitiko su Amerikos prezidento ovalinėme kambaryje, spaudos konferencijoje ir įvyko tarp jų konfliktas. Aišku, aš nenoriu nei vienos pusės, nei kitos pusės dabar čia bandyti teisinti ar ieškoti kliaudų arba kažkokių tai pamokų, bet aš prisimenu, žiūrėjau šitą interviu, žiūrėjau tą pokalbį, tą nesutarimą ir aišku, man labai liūdna, kas po to buvo ir kokios pasiekmes ir pačiai Ukrainai, tiesiog melskimės ir tikėkimės, kad viskas išsispręs Ukrainos naudai, bet aš prisimenu, žiūriu į Ukrainos prezidentą ir aš puikiai suprantu, kaip jisai jaučiasi. Aišku, negali iki galo žinoti, kaip žmogus jaučiasi, bet aš, bandydamas pažvelgti į tą situaciją empatiškai, manau, kad man pagailo, iš tikrųjų, pagailo Ukrainos prezidento. Jis turi didžiulę bėdą savo namuose, savo šalyje ir jam reikalinga pagalba. Jis desperatiškai jos ieško. Vienas nesusitvarkys, jo šaliai nepajėgus, jis yra nepajėgus, jo šaliai yra nepajėgu kovoti su okupantais iš Rusijos ir jis ieško pagalbos, atvažiuoja pas stipresnį galimai savo partnerį ir jisai žvelgia, jo akys žvelgia, gal iš čia ateis man šita pagalba. Ir kodėl man pasirodė Zelenskio, Ukrainos prezidento situacija pažįstama. Aš prisimenu, kai susitokiau su savo žmona, tuo metu Kristina, jinai gyveno senamiestį ir tada aš įsikraušiau į senamiestį, ten viskas gerai, mums klostėsi, bet paskui įvyko nelaimingas atsitikimas, Kristinai reikėjo atsitraukti nuo savo darbų keletui metų, jos verslas bankrotavo, pastoriaus atlyginimas buvo gerai, ne toks jau ir mažas, lyginant su galbūt kitais žmonėmis, lyginant su kitais atlyginimais, bet kad aš galėčiau išlaikyti šeimą, tai tikrai ne. Pastoriaus atlyginimas buvo
buvo nepajėgus, su savo atlyginimu pastorius buvo nepajėgus tai padaryti. Ir mes turėjome iš senamiesčio išsikraustyti, aišku, kodėl gyventi senamiestį, mes ieškojame kažkokios kitos vietos, kur galėtume išsikraustyti ir bažnyčia turėjo butą. Turėjo tokį sovietinį butą. Bet nieko blogo, tose daugybė žmonių Vilniuje gyvena tokiuose butuose, tokiuose apartamentuose, bet jis buvo bažnyčios ir jisai, kaip buvo nupirktas prieš, nežinau kiek metų, prieš 20 metų, jokio remonto nebuvo daroma. Ir supraskite, ten niekada niekas negyveno, ir jeigu gyveno, tai labai laikinai, ir tas butas iš tikrųjų buvo nunešiotas. Labai nunešiotas. Ir aš galvoju, aš negaliu savo šeimos atvesti į šiuos namus. Aš turiu pasirūpinti kaip šeimos galva, šeimos vyras, turiu pasirūpinti geriausią aplinką. Bet Vilniuje išsinuomoti butą pasirodo irgi netaip jau ir buvo lengva. Tuo metu Kristina, kaip ir sakau, ir negalėjo dirbti, mūsų pajamos buvo, vienu žodžiu, mes išgyvenom labai sudėtingą laikotarpį ir aš prisimenu, atėjau pas bažnyčios vadovus, sakydamas, aš jau nebegaliu gyventi ten, mums jau reikia išsikelt, bet aš neturiu į kur ateiti, kad aš galėčiau apsigyventi. Ir aš jau nebeprisimenu, kas dalyvavo tose pokalbiuose, bet aš puikiai prisimenu tą jausmą, kad aš ateinu desperatiškai prašydamas pagalbos, kad gal jie remontą gali padaryti. Bažnyčia juk turtingesnė negu aš vienas, ar ne? Negu mano vieno atlyginimas. Bažnyčia galėtų savo tai leisti. Ir aišku, galų gale viskas susitvarkė puikiai, bet aš prisimenu tą jausmą, kada tu ateini be jėgų ir tu ieškai, kas tau gali padėti ir galbūt jūs man galite padėti. Ir prisimenu, aš kalbu ten, sakau savo poreikį ir žmonės tada pradėjo kalbėti, žinai, o Afrikoje žmonės gyvena dar labiau. Ir žinai, mes ne Afrikoje gyvenam, bet gerai, tai ką man dabar daryti? Kiti čia, žinai, tai gal galėtum, žinai, susimažinti, peržiūrėti savo išlaidas, gal galėtum biudžetą pasitikrinti. O pradėjo lysti, klausimus uždavinėti, o man realiai reikia pagalbos. Man nereikia moralų aiškinti, kad man kas nors aiškintų, man reikia pagalbos. Ir iš tikrųjų aš jaučiausi panašiai kaip šios psalmės autorius. Žvelgiu į kalnus, iš kur man gauti pagalbą? Man jos reikia, bet kas man ją gali duoti? Ir aš jaučiausi pakankamai desperatiškai. Ir daug nevilties, daug pykčio, nesakau, kad kilo noras mesti ir išvažiuoti kur nors į kaimą, nes aš negaliu gyventi. Paskirimą gavau brangiausiame Lietuvos mieste ir nesugebu gyventi, o pagalba neteina iš niekur. Bet aš kaip ir sakau, viskas, ačiū Dievui, susitvarkė. Bet tas jausmas man užsifiksavo mano širdyje. Ir aš tą jausmą jaučiau dar ne vieną kartą po šito įvykio skirtingose gyvenimo situacijose, kai tu atrodo išsemi visus savo resursus ir tu galvoji, gal čia šitie gali padėti man, gal čia aš raščiau pagalbą. Ir tas toksai desperacijos apimta širdis bei akys ieško tos pagalbos. Ir psalmistas sako, ne, jisai su savim lyg ir kalba, ne, pagalba ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Ir aš puikiai žinau, kad mes turime rūpintis savo gyvenimu, mes turime malkas ruošti vasarą, žiemai, mes turime karui ruošti, žinai, taikos metu ir mes turime, žinai, apie savo gyvenimą, pavyzdžiui, aš apie savo, kur aš gyvensiu, turėjau galvoti anksčiau. Ir daugelis iš jūsų taip ir daro, tai mat paskolas, galvojat, žinai, ką savo vaikam, draudžiat vaikus, žinai, sėjat sėklą, kad galėtumėt pjauti derlių, galėtumėt pjauti. Tai bet gyvenime būna tokių situacijų, kai visa mūsų išmonė baigėsi, ir mūsų ribos, čia ir baigėsi su mumis. Mes negalime, atrodytų, nieko daugiau padaryti. Ką daryti, kai tavo planai žlunga? Kai mes patys apsiskaičiuojame, kai tampame aukomis didesnių galių. Ir manau, kad šita psalmė būtent apie tai. Ir tai nėra vien tik poezija. Aš turėjau draugą tokį, kuris, žinai, kada mes, jeigu kalbėdavom apie kažką, tai ir jisai pajusdavo, kad čia, žinai, jau tai, ką tu kalbi, jau, žinai, nebeturi ryšio su mano konkrečiu gyvenimu, tai nebepraktiška. Jis sakydavo, čia poezija kažkokia tai. Ir galima psalmės, ir galbūt daugelis į psalmės taip ir žiūri, čia turbūt poezija, čia taip vaizdingai yra kalbama, čia atitrūkę autorius rašo
tiems, kurie atitrūkia nuo realybės. Čia tiesiog, kad galėtum paguosti, pamaitinti savo sielą, bet praktinės naudos iš šitų psalmių nelabai ir yra. Bet kiekviena poezija, turi šaknis realioj patirtyje. Taip, poezija ieško žodžio, kuriais galėtų išreikšti jausmą. Ir iš tikrųjų tai yra pakankamai nelengva. Mes turime paauglių ir vaikų grupės čia Biržuose. Ir viena iš mūsų tokių kaip ir tikslų mokyti, ugdyti tą emocinį intelektą. Ir susitarėme nuolatos, bet ne tik su vaikais, kai kalbam apie jausmus, mūsų žodynas pakankamai ribotas. Kaip jautiesi? Gerai, blogai, piktas. Bet psalmės kalba apie šituos jausmus naudojant įvairiausius žodžius. Ir nesakau, šita 121 psalmė nėra tokia jau persisunkusi visokiais įvaizdžiais, visokiais palyginimais, kuriuos mums būtų sunku suprasti. Bet psalmistas čia užduoda pagrindinį klausimą, naudodamas poetinę kalbą, jis užduoda pagrindinį klausimą, kas man padės mano gyvenimo kelionėje, kas man padės pasijusti saugiu. Ir čia psalmistas sako, aš žiūriu į kalnus. Vienas rabinas kalbėjo apie tai, kad kalnai pakeitus vieną balsę skamba kaip tėvai arba protėviai. Ir iš tikrųjų, kas gali mums padėti? Galbūt senolių išmintis, gal mokslas, galbūt mes turime stoti ant savo protėvių pečių, kad pasiektume kažką tai. Bet psalmistas sako, ne. Ir kalnai tuometiniai kultūrai mums dabar jau yra nebesuvokiama, mes dabar nebegyvenam tokioje pasaulyje žiūroje, bet anksčiau kalnai buvo vieta, kur dangus susitinka su žeme. Dėl to Biblijoje mes matome, kaip Mozė užlipa ant kalno ir Dievas kalba su žmonėmis nuo kalno. Elijas pakvietė žmonės aukoti Dievui vėlgi ant kalno. Ir šventyklos būdavo statomos ant kalnų, nes ten, tai būdavo, kalnai būdavo savotiškai, mistifikuojami, jeigu taip galima pasakyti. Arba tai būdavo vieta, kuri būdavo arčiau dangaus, o kas arčiau dangaus, tai būtent ir dievai ten ir yra. Ir Jeremijo knygoje noriu pacituoti iš Jeremijo knygos 3 skyriaus. Jeremijo knyga apskritai yra Dievo kvietimas žmonėms ateiti pas Dievą, nuklydusiems žmonėms ateiti pas Dievą. Ir čia yra rašoma, Dievas sako, sugrįžkite nuklydusieji vaikai ir aš atleisiu jums. Tada žmonės sako, štai mes ateiname pas tave, nes tu esi viešpats mūsų Dievas. Iš tiesų, veltui mes vylėmės aukštumomis ir kalnais. Viešpatie mūsų Dieve yra Izraelio išgelbėjimas. Jeremijo knyga 3 skyrius 23 eilutė. Čia sako, kad mes veltui vylėmės aukštumomis ir kalnais. Kodėl? Nes ten tie dievai gyveno. Taigi, kada psalmistas sako, keliokis į kalnus, iš kur ateis man pagalba, tai mes galime galvoti ne vien tik apie fizinės priemonės, kaip spręsti savo problemas, bet galbūt žmonės kreipiasi į religijas, į visokias praktikas, kaip pasirūpinti, kad šitoje kelionėje, gyvenimo kelionėje jie jaustųsi nors kažkiek saugus, nors kažkiek globojami, nors kažkiek tikriau. Ir psalmistas sako, kad neužtenka kelti akis į kalnus. Sako, akis reikia kelti dar aukščiau į tą, kuris sukūrė tuos kalnus. Kad pagalba ateina iš to, kuris viską sukūrė, pagalba ateina ne iš kūrinijos, o iš kūrėjo. Ir tai yra guodžianti žinia, kad yra iš kur mes galime gauti pagalbos. Bet iš kitos pusės tai yra ir labai radikali žinia. Kodėl? Todėl, kad pagonybėje žmonės tarnavo dievams. Ir pagonybės tas virusas ir į krikščionybę prasiskverbė, žinoma, bet biblinė religija arba biblinė pasaulėžiūra mums pasakoja iš tikrųjų apie žmonėms tarnaujantį Dievą. Ir tai dėl to, sakau, yra labai radikali žinia ir daugeliu yra pakankamai sunku priimti. Mums yra lengviau jausti, kad mes tarnaujam kažkam tai bandydami, kažkaip įsiteikti ir jeigu tai yra galingesnis už mus, iš jo mes tikimės gauti kažkokios tai palankumo. Panašiai kaip Ukrainos prezidentas tikisi kažkiek
kiek įmanoma daryti nuolaidų iš savo pusės, kad patenkintų poreikius galingesnio, tikintis iš jo grąžos ar pagalbos savo konkrečiai situacijai. Bet biblinis pasakojimas nėra toks. Daugelis žmonių į Dievą taip ir žiūri, kaip į, valdovą, kuris turi nesuskaičiuojamą gausybę tarnų, kurie rūpinasi jo gerovę. Bet Jėzus atėjo priminti tai, kas buvo mokama Senajame testamente, bet tuo pačiu ir įkūnyti ir sugriauti šitą mitą. Mato Evangelijos 20 skyriaus 28 eilutė Jėzus apie save sako: Žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Mato Evangelija 20 skyrius 28 eilutė. Dievas atėjo tam, kad mums tarnautų. Ir šita psalmė yra apie tai. Iš kur ateis tau pagalba? Ne iš tavęs, ne iš aplinkos kažkokios tai, bet iš Dievo, kuris yra tarnaujantis, kuris nėra ten kažkur aukštai kalnuose, jis yra tau padedantis, jis yra Dievas, kuris yra šalia. Ir krikščionybė nėra dar vienas kvietimas tarnauti. Lyg mums tų kvietimų būtų per mažai, ar ne? Krikščionybė nėra vienas dar iš tų balsų, kur dar yra ir biblinis Dievas, dar yra ir Jėzus, ir jis kviečia tarnauti, kad tu tarnautum Dievui. Ne. Geroji žinia krikščionybės yra tai, kad yra mylintis Dievas ir jis mums tarnauja. Mūsų santykis su juo, mūsų atsakas jam, tai noras atsakyti tuo pačiu, paklusti, gyventi su juo. Dėl to šitą psalmę, galima pasakyti, yra tokiam 121 psalmė yra tokiame kontekste, kad žmogus eina pas Dievą, bet jam einant pas Dievą, Dievas jam tarnauja ir Dievas jo rūpinasi. Ir aišku, ta kelionė, psalmistas negyvena iliuzijose, ta kelionė gali būti sunki. Knygų mugėje nusipirkau knygą Mąstanti Barako širdis. Laiškai iš Westerborko lagerio. Ir čia yra laiškai Olandijos žydės Eti Hilesum. Aš nežinau, ar aš gerai paskaičiau šitą vardą, bet jinai mirė Aušvico koncentracijos stovykloje, būdama vos 29, bet čia yra rašoma jos patirtis kokiame lageryje? Westerborko lageryje. Tas lageris buvo tranzitinis, galima sakyti, lageris. Iš Olandijos buvo surenkami visi žydai ir ne tik, ir kitų tautybių žmonės. Ir ten kas savaitę būdavo traukiniais vežami į Lenkiją, į Aušvicą. Faktiškai mirčiai. Daugybė žmonių buvo siunčiami mirčiai. Ir niekas nežinodavo, kaip būdavo, kad žino, kas lyg ir patekdavo į sąrašus išvežamų žmonių, bet iki galo ir nežinodavo. Žmonės bandydavo papirkinėti tuos, kurie sudarinėja sąrašus, tai iki galo tu nieko nežinodavai. Ir iš tikrųjų pakankamai žiaurus būdavo tas surinkimas žmonių į tuos gyvulinius vagonus traukinių ir išsiuntimas jų į mirtį. Ta naktį, kada traukinys išvažiuodavo, naktį likus kelioms valandoms iki traukinio išvykimo būdavo paskelbiamos pavardės. Įsivaizduokite, jūs miegate ramiai arba neramiai, jūs miegate ir staiga pasigirsta jūsų pavardė ir jūs turite keltis, susidėti, ką jūs ten turėjote susidėti, kažkokius tai daiktus ir viskas, ir išvažiuojate. Galėtų dieną paskelbti, bet net būdavo naudojamas toks demoralizuojantis spaudimas ir išniekinimas žmonių, kad netgi tada, kada galėtum ilsėtis, atgauti jėgas, žmonėms būdavo sukeliamas toks stresas, kada tu nežinai, ar tu išgirsi šią naktį savo balsą, ar tu savo vardą, ar tu neišgirsi. Bet kodėl aš apie tai kalbu? Ta kelionė šitame pasaulyje gali būti labai sunki ir labai sudėtinga. Ir aš nežinau, ar galima surasti dar baisesnių, radikalesnių aplinkybių, į kurias žmonės patenka, bet man asmeniškai gyvenimas koncentracijos stovykloje, laukiant mirties ir iš aplinkos susilaukiant tik tais pažeminimo ir visko, kas atimtų iš tavęs savigarbą, man šita situacija pasitarnauja kaip beveik kraštutinis, liūdniausias
etapas, tebūnie, tai gali būti tik tais etapas arba kelionės pabaiga žmogaus gyvenime. Bet kodėl aš pacituot noriu šitą knygą? Knygos autorė Ete, jinai rašo apie savo atsisveikinimą su Filipu Mechaniku. Kaip mechanikas pavardė, bet aš nežinau, kaip tinkamai kirčiuoti, ar ne? Filipas Mechanikas. Gal taip, pasakykime, kad neskambėtų kaip mechanikas. Ir sako, ateinu ir matau, sako, Filipą stovinti prie lovos, nujaučianti, kad šiandien jis išvažiuos, būtent bus išsiųstas. Ir jie atsisveikino, jinai padėjo jam susiruošti tų daiktų, kokius jis ten turėjo, nors visi žinojo, kad greičiausiai tie daiktai bus konfiskuoti. Ir tada atsisveikinimui Filipas pasakė, sako, čia stovykloje tapau švelnesnis žmogus. Visi žmonės man pasidarė lygus, juk visi žolės stiebeliai linguoja per audrą, bet guli prilenkti siaučiant viesului. Jei išgyvensiu šį laiką, tapsiu brandesniu ir gilesniu žmogumi. O jei mirsiu, tai būsiu miręs kaip brandesnis ir gilesnis žmogus. Citatos pabaiga. Tokia buvo to Filipo Mechaniko kelionė ir jinai, aišku, liūdna. Jisai 44 metų spalį, nesulaukęs karo pabaigos ir mirė Aušvico koncentracijos stovykloje. Ir jisai buvo žydas, tik aš aišku nežinau, ar jisai tikintis ar ne. Tačiau aš žinau, kad tokioje gyvenimo kelionėje arba gyvenimo atkarpoje žmonių reakcijos gali būti radikaliai skirtingos. Ar ne? Aš aišku, čia, kaip ir minėjau, paėmiau tokį vieną iš sudėtingiausių ir žmonijos istorijoje situacijų, bet ir mums dar atmintyje pakankamai šviežias aplinkybės, ar ne, kai žmogus naudojasi gale naikinti kitą. Ir daugelis tuometinių žydų ir ne tik tais jie jautėsi pavaldus išorinėms jėgoms ir daugelis iš jų buvo ir sugniuždyti. Buvo visiškai palaužti. Ir knygos autorė netgi rašo vieną atvejį, kai vienas žmogus sužinojo, kad jau jį ateis paimti į, aš vis maišau, kaip tas vadinasi lagerio pavadinimas, į Westerborko lagerį, jisai bus išsiųstas, tai jisai tiesiog nuėjo, pats susidėjo daiktus ir atėjo į išvežimo punktą pats. Nelaukęs to kvietimo, nelaukęs, kol kažkas ateis jį pasiimti, nes jisai nenorėjo prarasti pasirinkimo laisvės. Jisai sakė, aš pats nuspręsiu, kada man atvažiuoti. Ir iš tikrųjų, tai labai svarbus dalykas, kad mes pakliuvę į bet kokią situaciją visą laiką renkamės, kaip mes galime reaguoti. Ir pasirodo, tas Filipas Mechanikas nusprendė, kaip jisai reaguos į šitą situaciją ir kuo šitoje situacijoje remsis. Jisai sako, čia patekęs aš tapiau švelnesnis, aš tapiau gilesniu ir brandesniu žmogumi. Ir jeigu mano kelionė nuvers į mirtį, aš mirsiu kaip gilesnis ir brandesnis asmuo. Tai buvo jo pasirinkimas. Nors aplink begalės žmonių puolė į neviltį, buvo pilni nerimo, jie žvalgėsi į kalnus, iš kur ateis man pagalba, bet čia mes skaitome apie žmogų ir aišku, jis buvo ne vienintelis ir knygos šitų laiškų autorė, jinai buvo irgi žmogus kupinas vilties ir iš tikrųjų tai yra labai įkvepiantis liudijimas, bet mes renkamės, kaip mes norime reaguoti. Ir kada žinome, jog Dievas mus saugo ir mumis rūpinasi, mes galime netgi pačiose nepalankiausiose situacijose ne tik kad pamatyti prasmę ar pamatyti naudą, mes galime nepalūžti ir išgyventi Dievo artumą taip, kaip niekada nebūtume išgyvenę, gyvendami saugiai ir nepaliesti būtent tokių sudėtingų iššūkių. Aišku, kelionėje, visų kelionės ir visų gyvenimai yra skirtingi ir šita 21 psalmė man asmeniškai primena pasitikėti Dievo teikiamą apsaugą ir net pačiose atšiauriausiose gyvenimo situacijose. Ir toliau
šitoje psalmėje įvardžiai keičiasi. Jeigu pirmos dvi eilutės keliokis į kalnus, iš kur ateis man pagalba, mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę, įvardžiai, ne įvarčiai, įvardžiai keičiasi. Ir lyg yra atsakoma į šitą klausimą, arba kaip kai kurie Biblijos komentatoriai sako, toliau seka palaiminimas tam žmogui, kuris pasitikė, kad pagalba ateina iš Dievo. Ir palaiminimas skamba taip: tavo kojai suklupti jis neleis, tas, kuris tave globoja, budi. Štai Izraelio globėjas nei snaudžia, nei miega, Viešpats tave saugo, tavo dešinėje Viešpats yra tavo užuovėje. Dieną saulė tavęs nei mėnulis, neužgaus nei mėnulis naktį. Viešpats saugos tave nuo viso, kas pikta, jis saugos tavo gyvastį. Viešpats saugos tave išeinantį ir grįžtantį ir dabar, ir amžinai. Matome tas tave, primena, kad Dievas tave saugos. Ir net 6 kartus skirtingomis formomis Dievas yra pateikiamas kaip tas, kuris tave saugo. 6 kartai atrodo nėra daug, bet 8 eilutėse tai yra pakankamai užtektinai. Beveik kiekvienoje eilutėje yra paprimenama, kad Viešpats tave saugos, Viešpats yra saugos. Netgi kaip čia yra pasakyta, kad tas, kuris tave globoja, budi, tai yra hebrajų kalboje tos pačios šaknies žodis, kaip ir saugoti. Tas, kuris tave saugo, jisai budi. Šiuose žodžiuose mes galime įžvelgti ir kitokią, galime pamatyti kitus būdus, kaip Dievas tavimi rūpinasi, kaip tave saugo. Pirmiausia, sako, tavo koja nesuklups, tavęs saulė nenužudys. Ir čia sako, tave saulės neužgaus, bet originalo kalboje nenužudys. Saulės smūgis tavęs nenužudys, mėnulis neišves iš proto. Tuometinėje visuomenėje, netgi dabar, dabar galbūt sakoma, lunatikuoja. Bet visai neseniai dar žmonės galvoja, kad mėnulis turi įtaką psichologiniai žmonių sveikatai. Tai aš čia tiesiog parašiau, kad saulė tavęs nenužudys, o mėnulis neišves iš proto. Ir Dievas saugos nuo viso, kas pikta. Ir pasižiūrėjus, atrodo, Dievas čia apima visus dalykus, kurie mums gali kelti nerimo arba kurie gali išmušti pagrindą iš mūsų gyvenimo. Mes galime taip prisipildyti nerimu, kad mums gali pavažiuoti stogas. Tai Dievas sako, aš apsaugosiu nuo to. Mums gali būti taip sunku, kad mūsų gali sveikata net laikyti. Dievas sako, pasitikėk mano apsaugą ir mano vedimu, aš galiu apsaugoti nuo to. Ir Dievas apsaugos nuo viso, kas pikta. Bet čia kažkaip man užkliuvo mintis apie tą, užkliuvo kažkodėl tai akis prie to koja. Atsiprašau, Dievas apsaugos tave, kad tavo koja nesuklups. Ir kažkur man teko skaityti, čia Amerikos duomenis, pagal Amerikos statistinius duomenis, kad antra pagal dydį, pagal mirštamumą, pagal mirtingumą. Pirmas tai yra, dabar nebeprisimenu. Nesvarbu, galbūt prisiminsiu toliau sakydamas. Bet daugiausia, antras pagal mirštamumą, kada žmonės nuo ko miršta, tai nuo nukritimų. Aišku, turime omeny, ir ypatingai Amerikoje netgi šis mėnesis, kovo mėnesis, yra paskelbtas saugaus darbo su kopėčiomis mėnesiu, nes pasirodo labai daug netyčinių mirčių yra būtent nuo to, kad žmonės nukrenta, ir ypatingai vyresnio amžiaus žmonės pasirodo suklumpa, krenta ir miršta, o sužeidimai, pagal kuriuos kreipiasi žmonės į ligoninės, į gydymo įstaigas pirmoje vietoje, būtent yra kritimai. Ir mes galime sakyti, kad Viešpats apsaugos ir tavo koja nesuklups, atrodys, kas čia į akmenį, kas čia dabar taip griuvinėja ir kritinėja. Bet pasirodo daug mirčių yra paslydus, suklupus, koja užkliuvo, ypatingai, kaip sakau, vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir ypatingai daug traumų atrodytų dėl tokio nedidelio dalyko. Bet Dievas sako, aš apsaugosiu tave. Netgi tokiuose vietose, tokiuose dalykuose tu gali vaikščioti apdairiai, bet aš tave apsaugosiu, kad be reikalo tu nesusižeistum ir tavo koja nesuklups. Bet galbūt ką noriu atkreipti dėmesį ir ką akcentuoti norėčiau,
ką sako psalmistas, tai kad, sako, Izraelio globėjas arba tikinčiųjų globėjas viešpats, jis nei snaudžia, nei miega. Kai mums bėdos, tai mes nei snaudžiam, nei miegam. Pergyvenam, skambinam, strateguojam, galvojam, braižom, nežinau ką. Meldžiamės ir galvojam, kad neužteks 16 maldų, reikia būtinai dar 17 pridurti, nes gal Dievas negirdi. Bet čia yra priminimas mums visiems. Dievas nei snaudžia, nei miega. Aš čia prisimenu, teko skaityti kažkur per Antrą pasaulinį karą, aš net nežinau, čia, bet ieškojau šaltinių ir ne vienas cituoja, galbūt ir buvo toks atvejis. Londonas buvo bombarduojamas, vieno iš naktinių bombardavimo metu buvo sugriautas pastatas ir žmonės bandė atkasti, ieškoti išgyvenusiųjų po bombardavimo. Buvo vienas kambarys, vieną kambarį gelbėtojai bandė įsibrauti ir jame rado močiutę miegančią. Ir jie paklausė, sako, kaip tu gali miegoti per tokį bombardavimą. Ir aš užsirašiau netgi jo žodžius, jos žodžius, jeigu jie teisingai pasiekė mus iki šių dienų. Sako, nu ką aš nemiegosiu. Sako, meldžiausi vakare Dieve, kadangi tu nemiegi, tai nėra prasmės man, nėra prasmės mums abiems likti budriems. Aš einu miegoti, o tu budėk. Iš tikrųjų, pavyzdingas elgesys. Mes skaitome apaštalų darbuose, kai apaštalui Petrui buvo paskelbtas mirties nuosprendis, jis ramiai miegojo kalėjime. Iš tikrųjų, miegas parodo, ar mes nerimaujam ar nenerimaujam. Kai mums nerimas, mūsų miegas susitrinka. Bet čia labai man malonu matyti, arba labai guodžia ta žinia, kad tai Dievas būdrauja. Jisai nemiega, jisai 24 valandas per parą, 365 dienas per metus yra aktyvus ir jisai turi resursų, kad mumis pasirūpinti. Ir kitoje psalmėje, aš jau noriu pacituoti 4 psalmę, 7-9 eilutę, psalmistas sako, daugelis sako, o kad sulauktume gerų dienų, jie vis žiūri į ateitį, tikėdamiesi laukti geresnių laikų. Bet tada psalmistas sako, tu suteiki mano širdžiai daugiau džiaugsmo negu grūdų derlius ir jauno vyno, negu grūdų ir jauno vyno apstas. Pirmą kartą tokį žodį matau. Ir toliau sako psalmistas, kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes tu vienas Viešpatie leidi man be rūpesčių ilsėtis. Aš žinau, kad pasakyti yra pakankamai lengva, bet jūs net nežinote, kiek kartų man padėjo ramiai užmigti, kaip aš ramiai užmigau šią psalmę cituodamas. Viešpatie, keliu akis į kalnus, iš kur ateis man pagalba, mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Tavo kojai suklupti jis neleis, tas, kuris tave globoja, budi. Štai Izraelio globėjas nei snaudžia, nei miega. Ir visas tas prisiminimas ir tie žodžiai tiesiog nuramina tą širdį ir leidžia užmigti, leidžia pavesti visus, patikėti, kad visi rūpesčiai yra Dievo rankose ir patikėti jo mylinčią valią ir jo visą apimančią galią. Bet pabaigai noriu grįžti, paminėti paskutinę, nuo ko Dievas sako, aš apsaugosiu. Sako, aš apsaugosiu tave nuo viso, arba Viešpats apsaugos nuo viso, kas pikta. Nuo viso, kas pikta. Jėzus Jono Evangelijoje 14 skyriuje, 30 eilutėje ištarė tokius žodžius. Jėzus sako, jau nebedaug aš jums turiu kalbėti, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis, demonas. Bet sako, Jėzus ateina šio pasaulio kunigaikštis ir manyje jis nieko neturi. Čia manau, kad yra labai svarbus Jėzaus žodžiai. Jėzus sako, ateina velnės, ateina demonas, bet manyje jisai nieko neturi. Ir Jėzus nugalėjo nuodėmę, tapo pasaulio gelbėtoju ir gali padėti mums. Ir, žinai, Dievo karalystė išliko nenugalima tik tais dėl to, kad jame nebuvo rasta nieko blogo, nebuvo rasta nieko pikto. Su mumis yra kiek kitaip, ar ne? Mumyse dažnai yra randama, demonas ateina ir jisai randa. Už ko užsikabinti, mes susierziname, mes supykstame, mes pavydime, mums kyla
noras kerštauti, mums, ir velnės pasinaudojęs tuo, ką jisai randa mumyse, jisai panardina mus į nuodėmę, nustumia mus nuo skardžio į nuodėmės liūną. Geriausiai apie tai Jokūbas rašo savo pirmame laiške, aš pacituosiu 14-15 eilutėje, sako Jokūbas, kad kiekvienas yra gundomas savo geismo ir tada pagrobtas ir suviliotas. Paskui įsiliepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Ateina velnias, jisai mus išsiubuoja, kad mumyse sukiltų visos rūdys, visos dulkės ir visi nešvarumai. Ir užsikabinęs už šitų nešvarumų, demonas mus įstumia į nuodėmę ir galų gale įmeta, pastato ant vėžių, kurios veža mūsų gyvenimo traukinį į pražūtį. Bet Jėzus tapo mūsų gelbėtoju ir mūsų išganimo vadovu dėl to, kad jame nebuvo rasta nieko pikto. Ir Dievas gali mums tą šventą gyvenimą padovanoti ir mums. Kad ir mūsų širdyse, kada demonas ateis, su visu tuo įniršiu šventumui ir gerumui, jisai nieko mums negalės nieko padaryti, nes mumise gyvens šventoji dvasia ir mumise negyvens. Mes būsime apsaugoti nuo viso to pikto. tą pačią galę, kurią Jėzus nugalėjo demoną šiame žemiškajame gyvenime, Dievas siūlo ir mums. Ir Eugenas Pedersonas, Message Biblijos autorius, Message Biblija tai tokia perfrazuota, tokia šiuolaikiška kalba, netgi daugiau negu šiuolaikiška, tai yra perfrazuota Biblija, kad būtų suprantama ir beveik kaip pamokslai tokie, bet grinai nenutolstant nuo Biblijos teksto, jisai autorius šitos Biblijos. Ir iš tikrųjų verta pasiskaityti, galbūt kaip studijų objektas jinai nėra tinkama, kad ten žiūrėti, nes pakankamai nutolę nuo originalo, bet kaip viena iš interpretacijos būdų, interpretacijos formų visai naudinga. Bet Eugenas Pedersonas, kalbėdamas apie blogį, rašė, vandenynas, lyginant su laivu, yra milžiniškas. Ir iš tikrųjų, vandenynas yra milžiniškas, o laivas mažas. Tačiau tokia gausa vandens negali jokio laivo nuskandinti. Iš tikrųjų, ar ne? Tiek daug vandens, bet jis yra visiškai nepavojingas. Ir jisai rašo, tokia gausa vandens negali laivo nuskandinti, nebent jis, tai yra vanduo, pateks į laivo vidų. Tai labai gili įžvalga, labai gera metafora, bet Eugenas Pedersonas šią metaforą naudoja kalbėdamas apie tai, kad pasaulyje yra tiek daug blogio, mus supa tiek daug blogio, ir aš skaičiau istoriją žmonių, kurie išgyveno koncentracijos stovyklas, tiek daug blogio aplinkui yra, bet tas visas blogis neturi mums jokios galios, nebent jis pateks į mūsų vidų. Ir matome, kad šitoje psalmėje Dievas sako, aš apsaugosiu nuo visko, kas bloga, nuo visko, kas pikta. Ir pabaigai aš tiesiog noriu pacituoti, gal jau dabar pačios Eti Hilesum, vėlgi nežinau, kaip jos pavardę reikėtų kirčiuoti. Noriu perskaityti ištrauką knygoje apie jos patirtį iš koncentracijos stovyklos. Jinai rašo, jeigu lageriuose, kad ir kur jie bebūtų, išgelbėsime tik savo kūnus ir nedaugiau, to bus per maža. Juk svarbu ne tai, kad bet kokią kainą išsaugotume gyvybę, bet ir tai, kaip mes ją išsaugosime. Kartais mąstau, kad kiekviena nauja situacija, ar į gerą, ar į blogą, gali praturtinti žmogų naujomis įžvalgomis. O jeigu sudėtingus faktus, kuriuos atremti esame įpareigoti, paliksime likimui, jeigu savo galvose ir širdyse nesuteiksime jiems vietos, kad šie virstų veiksniais, kurie padėtų mums augti ir suteiktų prasmę, tada nebūsime gyvybinga karta. Tikra tiesa, visa tai nėra taip paprasta. Mums žydams visai nepaprasta. Bet vis dėlto, jeigu apiplėštam pokario pasauliui pasiūlysime tik bet kokią kainą išgelbėtų savo kūnus, o ne naują prasmę,
išsemta iš giliausių mūsų nelaimės ir nevilties šaltinių, to bus per maža. Iš lagerių į išorinį pasaulį privalės sklisti naujos mintis, naujos įžvalgos, privalės išplėsti suvokimą, perženginti mūsų spigliuotos vielos tvoras, o tada šios privalės susijungti su naujomis įžvalgomis, kurias lygiai taip pat kruvinai ir bemaž tokiom pat sunkiom aplinkybėmis reikės atkovoti ir ten, išorėje. Bendromis jėgomis, sąžiningai ieškodami atsakymų į klausimus apie visą tą mįslingą vyksmą, galbūt padėsime iš vėžių išmuštam gyvenimui atsargiai žengti pirmyn. Šita citata man kažkaip tai įstrigo, jinai sako, jeigu mes pasauliui pasiūlysim tik tais kūnus, bet ne naują prasme, tai jokios naudos. Jeigu mes čia išgelbėsime tik tai savo gyvenimus, savo kūnus, bet nepasirūpinsime savo sielomis, tai kokia nauda pasauliui ir kokia nauda mums? Jėzus apie tai kalbėjo, ar ne? Jeigu tu išsaugosi savo gyvybę, bet prarasi savo sielą, tai kokia tau nauda? Ir čia šitos jos žodžius aš matau kaip motyvą šitoje knygoje, kaip yra svarbu nepamesti žmogiškumo, kaip yra svarbu neleisti tam blogiui užkrėsti mano vidaus. Ir šitos knygos autorė, arba šitų laiškų autorė, jinai savęs labai daug nekalba apie Dievą, bet karts nuo karto vis užsimena apie tikėjimą, apie apaštalą Paulių, netgi jinai ne vienoje vietoje kalba apie Jėzų. Bet šitas jos gyvenimo liudijimas man kažkaip tai primena, kad Dievas yra apsauga nuo viso kas pikto. Ir mes ne tik tais turime galvoti apie šį gyvenimą, ar ne, kad mes į šį gyvenimą atnešame šviesą tik tais tada, jeigu nesame tamsos nugalėti. Ir Dievas siūlo tą pagalbą. Bet šita psalmė, 121, yra piligriminė psalmė, žmogus eina į šventyklą. Tai, kas nutinka kelionėje, mes atsinešame ir į šventyklą. Ir galvoti reikia ne vien tik tais apie kelionę šiame pasaulyje ir apie šventyklą, arba tai, ką mes sukursime šiame pasaulyje, kad ir kaip tai svarbu bebūtų. Galvokime ir apie amžinybę. Į ją įeis tik tais tie žmonės, kurie šitoje kelionėje pasitikėjo Dievo apsaugą ir nepasidavė blogiui, buvo apsaugoti nuo jo, nepasidavė tam piktumui. Ir jiems bus patikėta kurti tą amžinąją karalystę, nes jie savo kelionėje pasitikėjo Dievo apsaugą ir patyrė tą Dievo apsaugą net mažiausiose dalykuose, net didžiausiose gyvenimo tragedijose. Blogis, kuris veržėsi juos sunaikinti, nepripildė jų širdžių, o greičiau buvo nugalėtas tos dvasios, Kristaus dvasios, kuri gyveno juose. Tai tokie mano pamastymai apie 121 psalmę. Aišku, galima kalbėti dar ir daugiau. Jeigu jums patiko, pamėkite šį kanalą, Šventas laikas. Jeigu turite kažkokių įžvalgų, kurios jums kilo, parašykit komentarą, bus įdomu paskaityti. Bet jeigu manote, kad jos yra vertos ir kitiems, gali būti naudingos, pasidalinkit. Ačiū, sudie, susitiksime kitą savaitę. Iki.